Aišku, siekiant būti ir draugu su Putinu, ir prieš jį kariaujant tiekiant ginklus Ukrainai, tai aišku, kad tai yra neįmanoma, tai yra šizofreninė laikysena. Tai tas stovėjimas ant dviejų baslių ir jie plaukia į priešingas pusės. Tai kai įstojo į Izraelio karą, o paskui staiga pats jį paskelbė, kad baigęs, prarado ličio kasyklą. Ir priminsiu, kad susidaro įspūdis, kad visi šitie karai yra dėl kosminių technologinių, nors jie sako, kad čia litis, čia batareika, čia viskas yra greičiausiai dėl kosmoso užkariavimo. Net lietuviška žiniasklaida pranešė, kad mėnulyje rasta aukso ir visokiausių mineralų ir kad kiniečiai stato atominę elektrinę mėnulyje, kartu su rusais. Ir jau turime pirmą lenką kosmose išskrido. O mums gėda, mes neturim ne vieno astronauto, gėda. Šakalienę turim, kur minuoja pasienį. Taigi dar tenais vyksta after mūšiai, kažką tai praneša apie kažkokius tai mažamečius killerius, kurie siųsti keršyti. Vienu žodžiu, Iranas irgi pasižiūrėjo, ką Izraelis išdirbinėjo, tai irgi revoliucinės taktikas kažkokias tai tenais, kažkas tai vyksta vis tiek. Aš tai netikėjau, kad tas karas baigsis, bet pasirodo baigėsi. Valstybinės laidotuvės užmuštų generolų negalėjo surengti. Generolų, mokslininkų. Dabar TV ta žvaigždė, kuri per bombardavimą visiškai ramiai išėjo, paskui grįžo, tai pasaulinė dabar garsenybė. Yra žodžio laisvės simbolis ir jinai labai gerai pasakė, sako, tai va, Izraelis atakavo laisvą mintį, moterų balsą. Pažiūrėkit, Iranas kritikuojamas, kokia baisi valstybė, o TV laidų pranešėja moteris. Tai nėra baisi valstybė. Ir kitas dalykas, aiškinti, kad moteris nusimkit skaras, tai ten tokios tradicijos, pas mus irgi nešiojo skaras, užsimuturiuoja, pažiūrėkit į nuometą aukštaitišką, tai ta pati arabiška skara, absoliučiai. Visam pasauliu nešiojo tas skaras ir kai kur liko, kai kur ne. Ir dėl skarų aiškinti, kad ten nėra laisvės, su visom skarom gražiom sėdi, veda žinias. Vienuolės irgi nešioja lygiai tokias pačias skaras. Tai būdavo, jeigu komunistai bolševikai ateina, taigi vienuolės nebegali nešioti skarų, ne, kad net pažintų. Tai čia metų metais tas pats dedasi, tie patys simboliai. Svarbu yra vidinė laisvė, jeigu moteris yra pagrindinė žinių pranešėja Irano televizijoje, tai ta šalis yra laisva. Ir aiškinti, kad tenais nėra laisvės, nes Kamenėjus ten 30 metų sėdi. Pas mus dėdulė sėdi niekieno nerinktas, bet pas mus laisvė. Dėdulė pas mus iš balkono vograuja. Dėdulė su anūku ir paskui šakalienę uzurpavusi viską sėdi. Kad visi šokę, suprantat, pastatė ir nežino, kaip dabar ją nuimti. Vaikšnarui tinka, Nausėdai tinka.